Kaip man viskas nusibodo. Kaip man viskas nusibodo. O kur mano mylimas priešas? Išėjo. Kur? Pasakė, kaip man viskas nusibodo ir išėjo. Tai jis pasidavė. Jis nemoka nei gerti, nei mylėti. Liepa, viskas bus gerai. Aš tave padarysiu gražiausią ir laimingiausią moterim pasaulyje. Atsiprašau. Po poros valandų tu tapsi pati gražiausia ir laimingiausia moteris pasaulyje. Kadagi tu pagaliau pagimdysi? Nežinau, gydytojai sako, kad jau greitai. Gerai būtų greičiau, nes tu gimdai kaip dažaisi. Oi, jau toks protingas, taip pats ir gimdyk. Ne prie ko čia tas protas. Tiesiog visą naktį nemiegojau, taigi jaudinausi dėl tavęs. O vakare dar renginį vesti. Galėtum ir atšaukti savo renginį. Taigi negaliu, Saulytė, prieš 3 mėnesius suplanuota. Nu, mūsų vaikelis prieš 9 mėnesius suplanuotas. Oho, kaip beldžia. Jauti? Kaip beldžia, tikrai. Krūta kaip. Tamsta jaunuolį, įeikite, tai yra, išeikite. Jūsų čia laukia. Vaikalvi, nejuokink, tikrai pagimdysiu. Gimdyk. Tai tu gimdyk savo renginį, o aš tau skambinėsiu. Ne, gimdyk tu, o skambinėsiu tau aš. Oho! O jų tai kaip spyrė? Bus futbolistas. Ne, krepšininkas bus toks aukštas, gražus, galingas kaip tėtis. Nu, niekada neužsisegi. Taigi sušalsi, mažutė. Paimsi ją iš mokyklos? Taip, jo, žinoma. Gerai. Iki, mažutė. Iki. Iki, Edvinai. Oi, atsiprašau. Aš kažkaip automatiškai. Žinai, čia šiandien kažkoks beprotnamis pas mus. Ai, tai jo. Gerai, einam. Oi, kas man čia darosi? Kas tau dabar? Žinau, kažkaip Edviną pabučiavau automatiškai. Aha, automatiškai. Ja. Kas? Aha, jo. Oi. Labą dieną. Tugi sakei, kad tau viskas nusibodo. Taip, man viskas nusibodo. Man nusibodo šitie vaikiški žaidimai. Bet Liepa, tugi žinai, kad aš tave labai, labai myliu. Aš labai tavęs noriu, kad tu būtum mano žmona. Būk mano mūza iki mano gyvenimo pabaigos. Aš noriu, kad tu grįžtum su manim į mūsų namų Salonikose. Štai lėktuvo bilietai. Ir aš noriu, kad tu pagimdytų man vaiką. Na, man reikia pagalvoti. Gerai. Galvok, kiek tik nori, bet lėktuvo bilietai rytoj vakare. O, Supermenas grįžo. Labą dieną. Tugi sakei, kad tau viskas nusibodo. Taip, man viskas nusibodo. Man nusibodo šitie vaikiški žaidimai. Bet Liepa, tugi žinai, kad aš tave labai, labai myliu. Aš labai tavęs noriu, kad tu būtum mano žmona. Būk mano mūza iki mano gyvenimo pabaigos. Aš noriu, kad tu grįžtum su manim į mūsų namų Salonikose. Štai lėktuvo bilietai. Ir aš noriu, kad tu pagimdytum man vaiką. Na, man reikia pagalvoti. Gerai. Galvok, kiek tik nori, bet lėktuvo bilietai rytoj vakare. O, Supermenas grįžo. Gerbiamasis, mums gal vertėtų išeiti ir pasikalbėti. Kristi, nereikia. Mes tik pasikalbėti. Tik.
Taip, tikrai mums reikia apie kai ką pasikalbėti. Klausyk, ką reiškia čia visi tie tavo žiedeliai, gėlytės, bilietėliai? Ką reiškia? Mes rytoj su Liepa įskrendam į Graikiją. Kaip suprasti, išskrenda? Ką tu, apie mane nepagalvojai? Pagalvoju. Aišku, kad pagalvoju. Aš netgi tau išrašiau čekį. 100 000 eurų. Nu, kaip sakant, moralinė kompensacija. Ir tik neskris paskui mūsų į Graikiją. Aš prašau tavęs, nežaiskim tais spalvotais gėrimėliais dėl Liepos. Raima, čia 100 000 nerealūs pinigai. Raimundai, nesutik, ne pinigai svarbiausia, o meilė neparduodama. Meilė viskas parduodama už 100 000. Susirasi ne vieną liepą. Liepa nieko nesužinos. Aš pažadu. Nereikia man tų tavo pinigų. Ką tu galvoji, kad aš parduosiu Liepą? Raimundai, šaunuolis. Durnius, galėjom nusipirkti 2 parduotuvės. Tu. Ir dar kartą ant tavęs. Tu. Nepagimdžiau. Kai pagimdysiu, tai ir pati paskambinsiu. Ir neskambinėk man čia kas 5 minutės. Stirnytė, nesinervuok, aš su tavim, viskas bus gerai. Tu tiesiog kantriai lauk. Aha, bučkis. Nu kaip? Normaliai, bet dar nepagimdė. Chebra, ką man daryti? Kaip tai ką daryti? Taigi meilė už meilę reikia kovoti. O čia suplėšyk ir mes kėmis snukį. Aš paimčiau babkės tavo vietoj, nes tų liepų pilni miškai. O žinau, ką reikia daryti, kad Liepa neišvažiuotų, tik kad va, man ledai baigėsi. Gerai, nupirksiu aš tau tų ledų, sakyk. Jei reikia pasakyti, kas su manim, tas draugas auksinis, kas be manęs, tas supuvęs kiaušinis. Mokykloje tai visą laiką suveikia, nes niekas nenori būti supuvęs kiaušinis. Kad viskas taip paprasta būtų. O tu su Liepa kalbėjai? Ne, baigęs kalbų metas, reikia pradėti veikti. Gerai, Hebra, jūs veikit, dirbkit, aš jums nepadėsiu, nes nemiegojau visą naktį, dar renginį balionų pripūs kokią 1000. Įsivaizduoji, kaip būtų gerai. Liepa pusryčiauja ir staiga pats už lango 100 balionų. Vieni prieina prie lango, o ten tu. Tipo, Liepa, aš tave myliu, tekėk už manęs. Jėga. Ai, kad Albertas man taip suglė, ką nors sugalvotų. Jo, Albertas gerai sugalvojo. Bet va, pripūstai. Pučiam. Davai. Gal tu paskambink ją pirmą, pasikalbėsit? Ne, rytoj balionai už mane kalbės. O be to, šiandien jau miegos. Man Irma skambina. Alio, Irma? Kas? Kas? Aš čia? Tai tu ką? Ką aš ką? Ką pagimdėjai? Nieko aš dar nepagimdžiau. Kaip nieko? Negimdžiau, tai ir nepagimdžiau. Tai ko skambini? Kur šampūnas? Šampūnas vidiniai krepšio kišeniai. Radau. Tai viso. Kaip psio? Tai tu vien dėl to man skambinai? Tai taip. Šakės! Aš čia nervus gadinu, jaudinos, nervuojas, jei šampūnas galvoj. Tu kur? Blogai miegojau, einu pasivaikščioti, gal papusryčiausiu. Raimondas nepaskambino. Alio? Labas, miegi? Labas. Ne, pusryčiauju. Tai labai gerai, tai pažiūrėk pro langą. Žiūri? Žiūriu. Gerai, tuoj. Na, matai? Net nežinau, ką pasakyti. Žinok, čia aš pats sugalvojau.
Ką tu sugalvojai? Kaip tai ką, kad tave myliu? Wow. Originalu. Žinai, kiekviename iš jų yra dalelė manęs, dalelė mano širdies ir dalelė mano kvėpavimo. Nežinau, Raimondai, aš pasimetus. Apie ką tu čia šneki? Nu kaip, apie ką šneku? Tai kad aš nieko nematau. Palauk, tu iš viso kur esi? Negi sakiau, kaviniai pusryčiauji. Palauk, aš tau perskambinsiu, gerai? Jei čia tavo staigmena Liepai, tai jos nėra namie! Ne, čia Edvino staigmena tau! Taip, klausau. Edvinai, miegi? Ne, jau dirbu, o ką? Ačiū. Man labai patiko. Tu mane nustebinai. O būtent kas tau patiko? Viskas. Buvo taip netikėta. Sujaudino. Tai taip romantiška. Nu, tai šitą padariau, ką galėjau. Aš labai džiaugiuosi, kad pataikiau. Bet tas bučinys, jis nieko nereiškia. Aš tada automatiškai. Taip, taip. Aš viską supratau. Liepa, aš nežinau, ką tu matėjai, bet turėjai matyti daug tokių balionėlių. Jie taip gražiai kilo pro tavo langą. Raima, kiek tų metų? Ilgėsi lyg būtum 15. O tai kas čia blogo? Ne, tai nieko blogo. Tiesiog aš pusę nakties laukiu tavo skambučio, o kitą pusę nakties nemiegojau. O tu? Na, aš pučiau balionėlius. Būtent, Raima. Aš laukiu iš tavęs kažko rimto. O tu? Aš pučiau balionėlius. Liepa yra? Yra, bet jinai dabar špuoti. Kviesk. Jau. Liepa. Aha, ką? Gerai. Kas čia vyksta? Liepa, leisk, aš tau viską paaiškinsiu. Kristoforas tau tik pasipiršo, o aš nusprendžiau veikti be preliudijų ir iškart susituokti. Va tavo gėlės, mūsų žiedai, liudininkai ir registratorė, kuri mus tuoj pat čia ir sutuoks. Tai vadinasi, jūsų varžybos tęsiasi. Minutėlę mes su jaunikiu turime pasišnekėti. Raima, einam. Liepa. Raima, dabar stovėk, tylėk ir klausyk manęs. Iš pat pradžių, kai pradėjai mane merginti, tu vien galvojai apie save ir nė trupučio apie mane. O kai pasirodė Kristoforas, vien galvojai apie tai, kaip tapti kietesniu. Galų gale Kristoforas man davė galimybę rinktis. O tu ir vėl tęsi savo kvailas varžybas. Bet aš tave myliu. Tu save myli labiau. Graži puokštė. Einam. Kur? Prašom, galite tęsti ceremoniją. Brangiai, šiandieną jūs tapsite vyru ir žmonu. Raimondai, ar sutinkate vesti Liepą Petrauskaitę? Taip, žinoma. Liepa, o jūs ar sutinkate tekėti už Raimundo Klevinsko? Ne. Ir dar kartą ne. Viskas, ceremonija baigta, galite skirstytis. Atleiskit, durys buvo neuždarytos. O kas čia vyksta? Tuokėmės su Raimundu. Ir? Ir nesusituokė. Liepa, palauk. O tai čia kas nors tuoksis, ar ne? O, palaukit, Eglutė, nu, vat jau, kad yra registratorė čia, tai gal ir mes, na... Neprisigalvok, Edvinai. Tas bučinys nieko nereiškia. Gerai, tai tada... Tiesiog Europos G taškas. Raimo, viskas, aš išvažiuoju. Graikija? Taip. Prašau, nevažiuok. Kodėl? Pasakyk bent vieną argumentą, kodėl ne?
Kas su manim draugas auksinis, kas be manęs supuvęs kiaušinis? Nesupratau. Kas su manim draugas auksinis, kas be manęs supuvęs kiaušinis? Raima, žais tas savo žaidimus vienas. Palauk. Albi, man atrodo, aš gimdau. Nieko negaliu padaryti, aš organizavau renginį, turiu jį pravesti. Dar renginys, mesk viską, važiuok čia, tavo žmona gimdo. Man reikia važiuoti pravesti geriausių metų vadybininko rikybų ceremoniją. Po velnių, tavo žmona gimdo, mesk viską ir važiuok čia. Rimtai? Supratau. Velniop visus renginius. Važiuoju. Iki, sesulė. Tikiuosi, kad ir tavo gyvenimas susitvarkys. Ačiū. Tomui linkėjimus perduok. Gerai. Po 2 mėnesių maloniai prašom į svečius. Viso gero. Alio? Labas, Edvinai. Ką veiki? Kad dirbu. O ką? Kristoforas su Liepa išvažiavo. Toma pas mamą. Aš viena? Tai gal aš galiu atvažiuoti? Na, jeigu nori. Taip, noriu, labai. Super! Taip ir maniau, labas dėdė Raimundai! Klausyk, ką mes pažįstami? Beje, tu buvai ir mano pirmoji erotinė fantazija. Netgi svajojau, kad kai užaugsiu, tarp mūsų kažkas. Tai ką, išsipildė tavo pirmoji erotinė fantazija? Taip. Kas su manim draugas auksinis, kas be manęs supuvęs kiaušinis? Raima, žais tas savo žaidimus vienas. Palauk. Kai tau jau nebe 30, daug kas priklauso ne vien nuo tavęs, bet ir nuo likimo. Eglė, klausyk. Liepa? Tu dar čia? Aš vėl jau čia. Palauk, tai kaip? Kristoforas vienas išvažiavo, aš apsigalvojau. O kai kam netgi likimas negali sutrukdyti. O už kai ką likimas nusprendžia pats. Atleisk mane, Edžiu. Atleisk, jei girdi. Per mane tu į avariją papuolei. Pas mane tu lėkiai. Atleisk man mano meilę. Dabar svarbiausia, kad tu pasveiktum. Viskas bus gerai. Ir tas bučinys, kuris sakiau, kad man nieko nereiškia, tai jis man labai daug reiškia. Kaip, ką sakei? Vandens? Vandens? Edvinai, aš tavęs nekenčiu! Žinau, kaip tu manęs nekenti. Edvinai, mano meilė. Neskaičiuokim valandų, kur praleidžiame kartu. Galbūt viskas pasibaigs. Šiandien tu man graži, šiandien man nuostabi, kokia esi.